54 šalies krepšinio čempionato maratonas. Trečiasis superfinalas. Įspūdingos, dramatiškos vakardienos rungtynės tarp šių dviejų geriausių šalies komandų. Taip ir neišaiškino, kamgi bus įteikti medaliai. Jie šiandien tikrai bus įteikti vienam iš šiandien žaidžiančių komandų. Kauno žalgiriečiai rungtynės pradėjo vilkėdami žaliais marškinėliais. Tokios sudėties. 2-0 po Valdo Chomičiaus metimo pirmauja kauniečiai Sergejus Jovaiša, Rimas Kurtinaitis, Raimundas Šivilis ir Arvydas Sabonis. Maskviečiai su kamuoliu Andrejus Volkovas, Tichonenka, Tkačenka, Popovas ir Endenas. Visi geriausi abiejų komandų žaidėjai, kurie tik yra šiuose kolektyvuose. 2-2. Pradžia daug žaданti. На первых минутах счет ничейный 2-2. Армейцы играют в красной форме. Команда Žalgiris зеленая форма. Rungtynėms teisėjauja tarptautinės kategorijos teisėjai Michailas Grigorjevas, Москвietis, ir Юрис Галинскis, teisėjas iš Kalugos. Встречу судят судьи международной категории Москвич Михаил Grigorjev и судья из Kalugį Юрий Галинский. Prasižengia dabar CSKA krepšininkai. Šiandien prieš susitikimą žalgiriečiai treniravosi, aptarė rungtynių planą, kaip žaisti su pajėgiais varžovais. Keinas Endenas ištraukė tiesiog kamuolį Arvydui Saboniui iš rankų. 4-2 pirmauja CSKA. Pirmosios minutės, aišku, bus nervingos, tokios pat kaip ir vakardienos susitikimas. Paprastai jau taip klostosi įvykiai krepšinio aikštelėje, kada žaidžia šios komandos. Principinė dvikova ir jų šių rungtynių kaina aukšta, šalies čempionų aukso medaliai. Žalgiriečiai stengiasi apginti titulus, maskviečiai susigrąžinti jos po kelių metų pertraukos. Štai kaip išradingai žaidė Rimas Kurtinaitis ir privertė Vladimirą Tkačenką prasižengti. Na, nežinau, kodėl nepatenkintas Vladimiras Tkačenka, aišku, kažkaip apmaudu ir pikta, kad priverčia prasižengti tokį gigantą mažesnis krepšininkas. Arvydas Sabonis, Vladimiras Tkačenka dažnai keitė žaidėjai vakar dienos susitikime. Jeigu Arvydas Sabonį reikėjo tausoti, tai Vladimiras Tkačenka nei Viktoras Konkraškinas nesusidorojo su mūsų vidurio puolėju. Štai ir dabar prasižengia Vladimiras Tkačenka. Šiandien sąjunginėje spaudoje, tiek ir Maskvos tiesoje ir kitose laikraščiuose, žvalgininkai atkreipė dėmesį į tai, kad teisėjai leido tokį šiaukštoką žaidimą. Tikėsimės, kad šiandien bus įtemptos, gražios ir atkaklios rungtynės. 3-2, 4-2 впереди центральный спортивный клуб армии, вторая минута. Priminsiu, kad maskviečiai nugalėjo Maskvoje, Kaune 92-81 vakar pergalę šventė Žalgiris 70-67 ir kaip jau įprasta 5 metus iš eilės. Tiesa, vieną kartą užteko 2 susitikimo, taip visą laiką komandų žaidė po 3 rungtynes. Puikus Sabonio perdavimas, Šivilis ir Šivilių griebė už rankos Popovas, daug pražangų. Maskviečiai prasižengia 4 kartą, kai su tarpu žalgiriečiai neturi dar nei vienos. Jovaiša. Teisėjas dar perspėja Heiną Endeną, matyt, pastarasis kažką tai pasakė teisėjų. Ir Michailas Grigorjevas iš pat pradžių nusprendžia taip ryžtingai nuraminti žaidėjus. Štai matote, Endenas parodo draugams, kad nereikia ginčyti su teisėju. Štai vėl daug žiūrovų Lūžnikų sporto rūmose. Vakar tiesiog, kada tiek atvyko sporto mėgėjų iš mūsų Respublikos ir labai puikus Arvydo Sabonio metimas lygo. 4-4, счет ничейный, 4-4 на 3 минуте первой половины игры. Taigi, Lūžnikų sporto rūmų administracija tiesiog buvo nustebusi, matydama tokį didžiulį žiūrovų skaičių ir bilietai palyginus brangoki čia. Ir pažymėjo tokį faktą, kad būtent tie žiūrovų čia šiuose rūmose buvo tada, kada tarybiniai ledo ritulininkai žaidė su Kanados profesionalais pirmoje serijoje. Sabonis puikus perdavimas Chomičiui. Žalgiriečiai ryžtingai pradėjo šios dienos susitikimą. 3 taškus pelno Sergejus Jovaiša. Sergejus Jovaiša ir vakar keletą kartų labai sėkmingai pataikė iš toliau reikiamų momentų. Rezultatyviausiai vakar žaidė Heinas Endenas, pelnė 16 taškų. Žalgirį pasižymėjo Valdas Chomičius 19 taškų. Heinas Endenas tiesiog nustūmė kaunietį. Teisėjas įskaito 2 taškus ir pasirodo anksčiau sukliūdė Heino Endenui Raimundas Šivilis. Volkovas vakar jam nesisekė, pelnė tik 6 taškus, taip pat kaip ir aukštaūgis CSKA komandos žaidėjas Vladimiras Tkačenka. 7-6 pirmauja kauniečiai. 7-6, 3 minutę, впереди Žalgiris.
Komičius. Tokia atkakli kova, maskviečiai stengiasi sudaryti žaidėjų daugumą baudos aikštelė. Kurtinaitis truputėlį mačiau, kai varžovas lietė jį ir kovoje dėl kamulio viena ranka gaudė jį, kita stūmė Sergejų Jovaišą Tichonenką. Toks ir Michailo Grigorjevo gestas. Penkta maskviečių pražanga, 4 minutė. Čivilis. 9-6. 9-6 впереди Žalgiris. Svarbu gera rungtynių pradžia. Vakar kauniečiai ilgokai vijosi maskviečius, tiesa, pirmo kėlinio pabaigoje jie buvo įgiję didesnę persvarą. Kauniečiai pralaimėjo jį, bet antro kėlinio pradžioje savo viduryje surado jėgų Sabonis. Ir ką reikalas Sabonis taip metė, aišku, norėjo ko efektingiau, greičiau. Aišku, mažai dar treniruočių. Volkovas sumažina skirtumą. 9-8. Reikia būti labai atsargiam Arvydui Saboniui, jau galima ir suklupti kiekvienu momentu. Jau dar mažai treniravosi, nepasiruošęs. Staigus judesys, Sabonis. Jovaiša bando ištaisyti padėtį. Čivilis. Komičius. Puikus perdavimas Jovaišai. Prasižengia Vladimiras Tkačenka ar Volkovas. Nematau, Vladimirą Tkačenką prašo Jurijus Galinskis pakelti ranką. Prasižengia Vladimiras Tkačenka antrą kartą ir štai Jurijus Elikovas, CSKA komandos vyresnysis treneris, prašo, kad įeitų aikštelę taip pat dar pilnai nepasiruošęs Valerijus Goborovas, kurio vakar dienos rungtynėse mes nematėme. Taigi, nei Viktoras Pankraškinas, nei Vladimiras Tkačenka negali susidoroti su Arvydu Saboniu, žaidžia šiurkščiai, nors turbūt ir dabar Arvydas Sabonis kovoja dėl kamulio stumtelio Vladimiras Tkačenka, prasižengia pirmą kartą, štai keičiasi žaidėjas CSKA komandoje, vietoj Vladimiro Tkačenko žais Valerijus Goborovas. 4 minutė, 10-8 pirmauja žalgiriečiai. Taip vakar jie padarė puikią dovaną mūsų Respublikos krepšinio mėgėjams. Tichonenka taip viena ranka net stumtelėjo Sabonio ranką, sustumė ir išlygino rezultatą lygų. 10-10, 5 pirmo kėlinio minutė. Šiotničiai na 5 minutė, 10-10. Taip pat ir kaip ir vakar dengia labai kipiais, CSKA krepšininkai žalgiriečius. Sabonis vienas rumėsi su 4 maskviečiais ir persveria rezultatą. 12-10, 12-10. Sabonis vakar dienos susitikime žalgiriečiams pelnė 17 taškų. Tichonenka. Volkovas susikabino už lanko. Kurtinaitis. Kurtinaitis daug jėgų vakar atidavė Kurtinaitis, mes jau pažymėjome, kad Rimas sirguliuoja, bet stengiasi ir atiduoda visas jėgas ir Saumis Čivilis, metimas labai lėtokas Sabonis. Ir pirmasis liečia kamuolį Goborovas. Lygiai 15 minučių iki pirmo kėlinio pabaigos, Arvydas Sabonis jūsų ekrane. Goborovas. Aiškiai prisidėjo Sabonio. 3 taškai. 3 taškus pelno Arvydas Sabonis. 15-10 pirmauja kauniečiai. 15-10 впереди Žalgiris. На 6 minutė первой половины игры. Aišku, pralaimėjo vakar dienos susitikimą. Maskviečiai prarado tokią psichologinę pusiausvyrą, juk jie žaidžia namuose. Nors žalgiriečiai taip pat jaučiasi galbūt geriau negu Kauno sporto halė, nes juos čia labai triukšmingai ir aktyviai ir nuoširdžiai palaiko tūkstančiai mūsų Respublikos sporto mėgėjų. Komičius. Kieno kamuolys. Taip laiko turbūt Sabonį už ranko pačioje. Nematot daug žaidėjų po krepšiu, tokia savotiška grūstis. Volkovas. Labai ryžtingai žaidžia maskviečiai žalgiriečių baudos aikštelėje. 15-12 po Volkovo metimo. Pirmauja kauniečiai. Впереди Žalgiris 15-12. Komičius, gerinukas su Saboniu. Stengiasi perduoti kamuolius, taip padeda ir kerta iš karto Saboniui per rankas Sergejus Popovas, keisteli rankomis, kągi aš padarysiu, juk Sabonis taip pat gali pelnyti 2 taškus, geriau prasižengti. Ir tai jau 7 CSKA komandos pražanga, o žalgiriečiai jų turi tik tai 2. Pirmoje komandoje taip ir dabar Sabonis jau pradės mesti baudas. Taip pat kviečiai prasižengė 7 kartus per 6 minutės. Arvydas Sabonis, 1-1. Jeigu Sabonis įmes baudas, jį keis Mindaugas Lekarauskas. Aišku, Arvydas dar negali žaisti nuo pirmos iki paskutiniosios minutės. Pirmasis metimas taiklus 16-12. Tai energingai žaidžia Žalgirio komandos vidurio puolėjas šiose trečiose superfinalo rungtynėse.
Ir dabar jį keičia Mindaugas Lekerauskas. 17-12. Mindaugas Lekerauskas, nors į priekinę liniją turėjo Žalgirio komandos treneriai Čivilių, Krapikų, Lekerauską ir Pradžiai priekaištų. Jie metė 16 kartų ir pataikė tik 2 kartus, truputėlį mažoką. Prasižengė Mindaugas Lekerauskas. Rimas Kucinaitis anksčiau stumtelė varžovą ir vėl Vladimiras Kačenka. Taip vyksta, kaip minėjau, kaip ir vakar, taip ir šiandien, tokia savotiška trenerių taktinė kova. Nėra aikštėje Sabonio, taip pat aikštelėje pasirodo Vladimiras Kačenka, bet manau Mindaugas Lekerauskas susidoros su negeriausios formos esančiu Vladimiru Kačenka. Nors aišku sunku, su 20 ir sveria labai daug šis krepšininkas. Volkovas šiandien aktyviai nusiteikęs Andrejus Volkovas. 17-14 pirmauja kauniečiai, 7 minutė. Rimas Kucinaitis stengiasi pabėgti nuo Tarakanovo, kurį vakar labai gerai uždengė Valdas Chomičius. Tai 2 pagrindiniai CSKA komandos snaiperiai - Tarakanovas, Keinas Endenas ir aišku Volkovas. Chomičius. Reikalo Chomičius dabar metė, galbūt galvoja, kad prasižengs varžovą ir nesugrįžo kauniečiai prie savo krepšio. Rimas Kucinaitis prasižengė 2 kartą. Per Arvydas Sabonis ir Vladas Garastas tiesiog susiptelėjo ant Valdo Chomičiaus, galbūt be reikalo metė, kad ir vakar dienos susitikime. Štai minutės pertraukėlė, jūsų ekrane žalgiriečiai, nervina įtampa didžiulė, pirmauja žalgiriečiai 17-14, 7 minutė. Taigi Žalgiris, štai Chomičius mėgsta kartais taip atakuoti daugiau, ne visuomet laiku, bet labai stengiasi, vakar labai, kaip minėjau, gerai dengė Sergejų Tarakanovą. Taigi žalgiriečiai yra prasižengę 4 kartus, maskviečiai jau 8 kartus. Baudas mes Keinas Endenas, nusipelnęs sporto meistras, kandidatas į šalies rinktinę. Tai antrosios linijos žaidėjas, 28 metų krepšininkas, 2 metrai, vakar pelnė 16 taškų. 17-15. 17-15. Žalgiris. 17-16. Keino Endeno metimo pirmauja kauniečiai. Chomičius. Kviečiai tenka dabar pusiau aikštę, pusiau asmeniškai sudaro, kaip minėjau, žaidėjų persvarą po krepšiu. Kačenka. Chomičius. Pamatė Jovaišą. Tikėsi šį kartą Jovaišą. Keinas Endenas, pabėgo Tichanenka. Kucinaitis. Gaila, nesuspėjo vėl sugrįžti kauniečiai po nesėkmingos atakos ir prasižengė Rimas Kucinaitis. Kucinaitis prasižengė 3 kartą. 17-16, pirmauja žalgiriečiai, bet baudas meta Valerijus Tichanenka. Taip pat šalies rinktinės žaidėjas, puolėjas. Jam 23 metų, ūgis 2 metrai 6 centimetrai. Rezultatas lygus 17-17. Šiotničiai. Ir 18-17 pirmauja dabar jau CSKA krepšininkai. Manau, vėl netrukus aikštėje pamatysime Arvydą Sabonį. Pasiruošęs įeiti aikštelę. Chomičius. Taip aktyviai dengia visus žalgiriečius, tiek Chomičius, Kucinaitį ir Jovaišą, kad pasariai net neturi kada mesti krepšį. Štai iš tokių padėčių priversti atakuoti. Aišku, maža vilties laimėti kovą dėl atšokusio kamuolių, kada nėra aikštėje Arvydo Sabonio. Savotiška krizė dabar Žalgirio gretose, negali pataikyti, nors rungtynės, kaip minėjau, pradėjo ir jis patys puikiai matėte aktyviai. Lekerauskas. Gaila, Jovaišą nepamatė. Na, aišku, Rimas Kucinaitis nepasiekė šio kamuolio, Vladimiras Kačenka pelno pirmosius taškus. Persverė CSKA skirtumą 20-17 pirmauja maskviečiai 20-17 впереди центральный спортивный клуб армии. 9 минута первой половины Kucinaitis. Kanovas jau suglipte prilipęs Chomičius. Lekerauskas. Tai vėl pralaimėta kova ir puikios sąlygos staigiai kontratakai. Tarakanovas. Tarakanovas aiškiai neteisus, nors teisėjai skyrė pražangą Mindaugui Lekerauskui.
Na, paliksiu šį momentą svarstyti jūs, gerbimi sporto mėgėjai. Arvydas Sabonis aikštėje. Žaidžia vietą Mindaugo Karausko. Šešta Žalgiriečių komandinė pražanga. 20-17, kaip minėjau, pirmauja CSKA. Dabar Nikolas Grigoras perspėlė Jurijų Celikovą, parodo, kad jis neturi teisės ateiti net iki vidurio linijos, o prie baudos metimo linijos Sergejus Tarakanovas meta baudą. Šalies rinktinės krepšininkas, 29 metai, ūgis lygiai 2 metrai. 21-17. 22-17 впереди ЦСКА. Taip sustojo žalgiriečiai nuo 7 iki 9 minutės nepelnė nei vieno taško. Pažiūrėsim, kaip dabar klausys įvyko aikštėje Kusinaitis. Čivilis. Niekaip nepataiko Čivilis, nors ir labai stengiasi, o kamuolys pasirodo lietė Maskviečio kojas. Apkeisteli rankomis visi, ginčijasi. Visi būna kartais aikštėje, žaidėjai, teisėjai, treneriai. Keičiasi krepšininkas Žalgirio komandoje, vietoj Jovaišo žais Algirdas Brazys. Čivilis ir vakar nepataikė, metė Raimondas 8 kartus, pataikė tik tai 2, tai mažokas krepšinio puolėjų. Kauniečių kamuolys. Tokie labai atviri perdavimai, dabar Algirdas Brazys taip atvirai stengiasi perduoti kamuolį Saboniui. Reikėtų, aišku, jie atiduoti tiksliau, staigiau. Pasistengia, dabar Sabonis Kurtinaitis dar pabando iš toliau. Taip, labai nesiseka metimo iš toliau. Ir CSKA, nekeisdama žaidimo manieros, staigiai kontratakuoja. Štai Tarakanovas gerai, kad pelnė tik tai 2 taškus, nes tai buvo užmynęs ant linijos. Bet 24-17 po Tarakanovo metimo pirmauja CSKA. 10 kėlinio minutė. Prasižengia Sabonis, prasižengia Arvydas Sabonis. Taip, nesėkmingai klostosi. Dabar, neskaitant pirmųjų šio trečio superfinalo minučių, tolesnė rungtynių eiga žalgiriečių. 24-17 впереди центральный спортивный клуб «Армия». Štai tritaškis Heino Endeno metimas. 27-17. 10 taškų skiria komandas. Tai jau daug. 27-17 впереди ЦСКА. На 10 минуте gerai palaidinai greit. Taip, jau 4 minutės žalgiriečiai negali mesti į varžovų krepšį. Sabonio po savo kablys ir vėl netaiklus metimas. Endenas. Aišku, CSKA žaidėjai pasistengs išnaudoti šią žalgiriečių krizę, įgyti kuo didesnę taškų persvarą. Volkovas. Panenka. 29-17. 29-17. Aišku, padėtis tampa kritiška. Minutės pertraukėlės prašo Vlado Terasas, Žalgirio komandos treneris, jis su ekrane. Gynėse geresnis buvo pataikymo procentas, kauniečių iš toliau 41, CSKA 40. Daugiau ir atkovojo kamuolių vakar žalgiriečiai 31, kai tuo tarpu kariai 30. Aišku, turėdami savo gretose 10 praktiškai vienodo pajėgumo krepšininkų, CSKA sportininkai gali dažnai keisti žaidėjus, net šiandien nežaidžia jų gretose Andrėjus Lopatovas, taip pat pajėgus krepšininkas. Tuo tarpu žalgiriečių suolelis yra žymiai trumpesnis ir dar reikia susidurti su tokiu faktu, kad ne visi krepšininkai yra geros sportinės formos, kaip sako žaidėjai. 11 minutė, 29-17. Taip, trumpokas žalgiriečių žaidėjų suolelis. Aišku, tai verčia mūsų susimąstyti, galvojant apie krepšinio ateitį mūsų Respublikoje. Volkovas, 31-17, taip visiškai sutriko dabar kauniečiai. Kaip minėjau, nuo 7 minutės negali mesti nei vieno kamuolio į varžovų krepšį, tada kauniečiai pirmavo rezultatų 17-12. Štai dabar jie pelnė 19 taškų, tai reiškia 19-0 šioje atkarpoje pirmauja
Centrinis Armijos sporto klubas, kurie šiandien maskviečiai žaidžia labai kovingai. Štai matote, kaip panašiai vakar dienos susitikime beviltiškose situacijose gelbsti padėtį. 9 minutės ir 15 sekundžių. 31-17. Jovaiša keičia Rimą Kusinaitį. Aišku, mes dabar priversti prisiminti, ne visuomet sėkminga žalgiriečiams šį sezoną. Sabonio trauma, pralaimėtas rungtynes, bet paskutiniai susitikimai teikia vilčių ir aišku, mes labai patenkinti, kad vakar kauniečiai laimėjo susitikimą čia Maskvoje prieš CSKA krepšininkus, kada patyrė nesėkmę pirmose rungtynėse sekmadienį. Komičius pagaliau pelno 3 taškus po labai ilgos pertraukos Žalgirio komandos kapitonas. 31-20. Tripet 1-20. Aišku, žalgiriečiai ne ta komanda, kuri susitaikytų su pralaimėjimu iš karto ir nekovos sutriks. Turime tikėti mūsų krepšininkais, nors, aišku, jiems labai sunku rungtyniauti su labai pajėgia CSKA komanda. Dar kartą prasižengia Sabonis. Prasižengia Arvydas Sabonis. Lieka 8 minutės ir 27 sekundės. Trečia Žalgirio komandos lyderio puolėjo pražanga. Taip griebė Sabonis Volkovui už rankos. Andrėjus Volkovas meta dar vieną baudą. 33-20. 33-20 Spiridys centralinis partinio grupavimo. 8 minutės 20 sekundžių. Savotiška didžiulė duobė buvo žalgiriečių žaidime per šias kelias minutės. Nesimenu tokio atveju, kad žalgiriečiai pralaimėtų skirtumo atkarpą 19-0. Sabonis. Aišku, Sabonį labai sunku ką nors padaryti, kada aikštės žaidėjai nepataiko iš toliau, nes meta iš gerų padėčių. Dabar Braidžius atakavo jo nieks nedingė. Sabonio kablys ir vėl netikslus. 33-20. Eina Pendenas, parodo draugams, kaip daryti derinį. Žalgiriečiai pakeitė gynybos sistemą, 3 aikštė su asmeniškai priekio Tomičius draugų. Aišku, bus spragų dabar baudos aikštelė, nes aktyvus, labai aktyvus ir Tarakanovas, ir Volkovas, ir vienu žodžiu, visi CSKA žaidėjai, kurie yra aikštėje. Tai atsispindi ir rezultate. 35-20 pirmauja kariai. 7 minutės 20 sekundžių iki pirmo kėlinio pabaigos. Pavyko Volko išmušti kamuolį Sabonį iš rankų. Na, jeigu nesugrįžta Sabonis, tai nežinau, kodėl negrįžta kiti kauniečiai. Nors prisiminus vakar labai atkaklės rungtynes, kurias reikalavo daug nervinių ir fizinių jėgų, reikia mums būti objektyviems. Juk ir krepšininkų mes labai pajėgų jėgos ne begalinės. 37-20. 2 taškai. 37-22. 6 minutės 45 sekundės. Bando arčiau dengti maskviečių žalgiriečiai. Stepanenka. Eina Pendenas, Vladimiras Kačenka. Kačenka didina skirtumą 39-22. Aišku, žalgiriečius truputėlį trukdė normaliam pasiruošimui. Ta žinia, kad negalėjo žaisti Arvydas Sabonis, nežaidė. Kaune pasirodė čia krepšinio aikštelės arenoje Lūžnikų aikštėje. Aišku, tai taip pat turėjo didelės įtakos, nes žaidėjai jautė tokį netikrumą, nežinį. Keičiasi žaidėjai. Sabonį keičia Mindaugas Zakarauskas, o Komičių Rimas Kustinaitis. CSKA komandoje vietoje Keinio Endeno žaidžia Aleksandras Veleškinas, 4 numeris. Ir Sergejus Popovas ruošiasi įdėti aikštelę. Nors teisėjai parodė, kad jau nebegalima keisti. 6 minutės ir 3 sekundės. 39-22 pirmauja kariai. Dėl Nekerauskas dėl Kačenka. Takanovas. Neįskaityti šie 2 taškai ir prasižengia Mindaugas Nekerauskas, kuris bandė padėti dengti draugams Tarakanovą.
Sergejus Popovas pakeis Sergejų Tarakanovą, jeigu jis įmes antrąją baudą. Sergejus Tarakanovas. 40-22. 42 впереди ЦСКА. 5 минут и 54 секунды. Keturiasdešimt 21-22. Skirtumas dviejų. Taip, CSKA krepšininkams nuo 6 minutės pavyko uždengti žalgiriečius, pelnyti taškus ir per kelias minutės jie pelnė 19 taškų, žalgiriečių nei vieno ir tai aišku dabar turi didžiulės atakos, žalgiriečiai nusitryka, nors jiems nėra ko prarasti. Maskviečiai žaidžia namuose, nes aišku visi nusiteikia kovingai prieš šalies čempionus, o CSKA Jovaiša dar kartą pataiko iš 3 taškų, 41-25, Sorokadin 25. Jovaiša. Aleksandras Meleškinas, Volkovas. Tačenka ir prasižengia Sergejus Jovaiša, kirto Tačenkai per rankas, keičiasi vėl žaidėjai Arvydas Sabonis, keičia Ramidą Šivilį, o Valdas Tomičius Algirdą Brazį. Lieka 5 minutės ir 1 sekundė iki kėlinio pabaigos, 41-25 pirmauja Kariai. Prisukė Tačenka po šio netikslaus metimo. Taip, 2 kartus nesėkmingai. Sergejus Jovaiša. Kupinaitis. 3 taškai. 41-28. Sorokadin 28. Rytinė treniruotė Kupinaitis sėkmingai. Mėtė iš toli, pataikė, netgi juokavo, kad šiandien turėtų sekti. Paskui gynėjo lengviau, mes tai savaime suprantame. Sorokadin 28, Karaus, Jovaiša, Komičius. Stefanenka įstrigo tarp 2 žalgiriečių, Komičius. Truputėlį CSKA krepšininkai jau čia nusiramino ir žalgiriečiai turėtų išnaudoti šį momentą. Kada pirmauja tokio skirtumo, sunku žaisti visą laiką ryžtingai. Minutės pertraukėlė. Taip, minutės pertraukėlės paprašo Jurijus Selisovas. Lieka 4 minutės ir 17 sekundžių iki kėlinio pabaigos. 41-28 pirmauja CSKA, 13 taškų. Na tai daug ir kartu mažai. Žalgiriečiai visą ką, ne? Arvydas Sabonis, Limas Kupinaitis, Sergejus Jovaiša, Valdas Tomičius ir Mindaugas Legera. Baigėsi minutės pertraukėlė. Baudas mes kauniečiai. Limas Kupinaitis. Dar vienas metimas. Keturiasdešimt 21-29. Dar jau aktyvus presingas po visą aikštelę. Bet Meleškinas labai techniškas krepšininkas, mėgsta tokį žaidimą. Jaučiasi kaip žuvis vandenyje, bet dabar išradingai ant kelio pastojo Valdas Komičius. Jovaiša. Nesuspėjo nei Sabonis, nei Lekerauskas. Ir dabar 3 maskviečiai prieš 2 žalgiriečius. Meleškinas šį kartą taiklus. 43-29. Sorak 3-29. Štai žalgiriečiai dabar rizikuos, ką nieko nepadarysi, jie atsilieka. Reikia žaisti greičiau, reikia rizikuoti, mes iš toliau. Dar kartą 3 taškai. 43-32. Aišku, jeigu pasiseks kauniečiams sėkmingiau atakuoti iš toliau, maskviečiams bus sunkoka. Meleškinas. 3 minutės 25 sekundės. Volkovas. Ilgokai ruošiančią ataką
Andrėjus Volkovas. Chomičius. Dar viena gera proga kontratakai. Sabonis sudaro sąlygas Chomičiui. Dar kartą Chomičius. Sabonis. 2 taškai. 43-34. 43-34 впереди ЦСКА. 2 минуты 50 секунд до конца первой половины игры. Так dabar panašioje situacijoje kaip prieš 5 minučių atsidūrė CSKA komanda. Tai tikras krepšinio spektaklis, lygiaverčių varžovų dvikova. Sabonis. Maskviečiai kažkodėl tai pradėjo skubėti, įgyja tokią persvarą. 43-34, 2 minutės 23 sekundės. Dar kartą Sabonis, Jovaiša. Chomičius, meta iš 3 taškų. 3 taškai. 43-37. Tai matote, gerbėjai sporto mėgėjai, kaip būna šiuolaikinėme didžiame sporte, kada tik truputėlį pradedi žaisti nerimtai, pagalvoji, kad varžovas jau įveiktas. Bet neapsirikau sakydamas, kad žalgiriečiai ne ta komanda, kuri lengvai susitaikytų su pralaimėjimu šiame superfinale, tokiuose atsakingose rungtynėse. Įtemptais viską apmąsto treneriai, svarbus kiekvienas momentas, kiekvienas keitimas, minutės pertraukėlė. 43-37. Ir dabar jau sutriko truputėlį ir maskviečiai Tikhonenka. Rakanovas. Endenas metais labai toli. Sabonis ir Tkačenka. Sabonio kamuolys. Puikus perdavimas Chomičiui. Kurtinaitis. Kurtinaitis esmė. Suklaidino Endeną. Be reikalo žvilgtelėjo Endeną, o kitoje pusėje jau laukia kamuolio Jovaiša. Tikhonenka persistengia. Kur pas neteisus Tikhonenka žaidžia šiurkščiai, atrodo susižeidė Maskvietis. 1 minutė 26 sekundės, 43-37. Tai vietoj Vladimiro Tkačenkos vėl žais Valerijus Goborovas, 15 numeris. Nors, matau, teisėjas stovi prie žalgiriečių baudos aikštelės. Skaudus sprendimas. Pradžioje parodė, kad neteisus Valerijus Tikhonenka. Paskubėjo, o nemačiau, koks buvo Mikhailo Grigorjevo sprendimas. Štai jis jau ekrane. Taip keičiasi žaidėjai Žalgirio komandoje. Aikštėje Raimondas Čivilis. Tai pasirodo prasižengė Arvydas Sabonis 4 kartą ir jį pakeitė Raimondas Čivilis. Dar 1 minutės pertraukėlės paprašo Jurijus Selikovas, CSKA komandos vyresnysis treneris. Aišku, kada Sabonis prasižengė 4 kartą, štai jis jūsų ekrane, bus kauniečiams vėl sunkiau. Nors dabar buvo labai dėkingas momentas, sugebėjo žalgiriečiai priartėti prie varžovų. Pavyko keletas tolimų metimų ir 43-37, nors jau atrodė, kad CSKA krepšininkai įgijo didžiulę persvarą. Reikia pažymėti dar ir tokį faktą, kad čia Lužnikų stadione, sporto rūmuose ir vakar ir šiandien prieš rungtynės pertraukas metu po jų vyksta įvairūs pasirodymai tiek ir meno metų, tiek ir sportininkų, jaunųjų krepšininkų. Taip, kad šis superfinalas taip pat puikiai agitacinė priemonė, kalbant apie krepšinio populiarumą mūsų šalyje, tai pažymė ir maskviečiai, kurie, aišku, jau dabar nedrįsta lyginti pagal populiarumą šio žaidimo su ledo ritulio ir su kitais žaidimais, aišku, išskyrus futbolą. Manau, šį susitikimą dabar stebi mūsų Vilniaus Žalgirio futbolo meistrai. Ir kada aš vieną kartą pasakiau, kad krepšinis tapo populiaresnis už futbolą, jie suabejojo tuo ir pasakė, kad vis dėlto stadionuose stebi rungtynes daugiau žiūrovų.
Kągi, norėtųsi tą pačią progą Vilnietėms palinkėti sėkmės ir jų kitose rungtynėse su Donecko Šachtaru, nes futbolininkai yra didžiuliai krepšininkų gerbėjai ir atidžiai stebi žalgiriečių žaidimą šalies čempionatuose. Tuo pačiu atsilygina jiems ir kauniečiai krepšininkai. 51 sekundė iki kėlinio pabaigos, 47-37 pirmauja Centrinis Armijos sporto klubas. 47-37 впереди ЦСКА, 39 секунд до конца первой половины игры. Просиженьга через Гобарова, 15 номером, бaudas meta Gintaras Krapikas. Keturiasdešimt 37-38. Aišku, blogai, kad Sabonis jau turi 4 pražangas, tai apsunkins jo žaidimą antrame kėlinyje. 47-39. 47-39 впереди ЦСКА. Остается 33 секунды. Волковas. Turbūt atakos kariai paskutinėse sekundėse. Sergejus Tarakanovas. Lieka 15 sekundžių. Ne, skuba Maskvietis. Jovaiša, Chomičius. Lieka 10 sekundžių, laiko dar yra. Štai suspėjo Žalgirio komandos kapitonas žvilgtelėti net į švieslentę Lušnikų sporto rūmuose. Kurtinaitis, lieka 3 sekundės, reikia mesti. Jovaiša, Chomičius. Meta Chomičius, Eidis Sirena prarado momentą. Jovaiša ir Kurtinaitis, baigėsi pirmasis kėlinys, įlaimi ЦСКА 47-39. Первый тайм со счетом 47-39 выиграли баскетболисты ЦСКА. Результатas po pirmojo kėlinio, bet manau, kad kauniečiai dar parodys, ką jie gali ir moka. Продолжаем трансляцию баскетбольного матча. Третий суперфинал за звание чемпиона страны по баскетболу. После первого тайма впереди Центральный спортивный клуб армии 47-41. Chomičius rezultatyviausiai žaidė pirmame kėlinyje, pelnė 11 taškų, dabar tai jo 13 taškas, varžovų gretose pasižymėjo Volkovas, pelnęs 10 taškų. Pirmai progai pasitaikius, aš jums pasakysiu techninius pirmojo kėlinio rezultatus. Sabonis, senai mes nematėme tokio Arvydo Sabonio metimo, 47-43, 47-43, впереди армейцы, первая минута. Bet 4-0 dabar antrame kėlinyje pirmauja žalgiriečiai. Prie vilkių žaliais marškinėliais Chomičius, Jovaiša, Kurtinaitis, Krapikas ir Sabonis. Maskviečiai Tarakanovas, Tkačenka, Tichonenka, Volkovas ir Endenas. Visi žaidė aukštesni kaip 2 metrai. Sabonio dar vienas metimas ir pasižengia kas? Tkačenka. Prasižengia Tkačenka. 47-45, 47-45. O juk maskviečiai pirmavo pirmo kėlinio vidurė rezultatu 31-17. Sunerimęs Jurijus Elikovas prašo iš karto minutės pertraukėlį. Štai maskviečiai jūsų ekrane. 2 taškai, tik paslaptingas šis žaidimas, krepšinis. Ir reikėjo tikėtis tokios rungtynių eigos, nors atrodo ir jau reikėjo nusiminti, nes persvara didžiulė. Bet juk tai superfinalas, rungtynės dėl šalies čempionų vardų. Niekas nenori pralaimėti, niekas nenori pripažinti pranašumo ir atiduoda visas jėgas. 47-45 ir Sabonis meta dar vieną baudą. 30 секунда второй половины игры. Arvydas Sabonis. Lieka tik vienas taškas. 47, 45, 46, atsiprašau. Ir vėl aktyvi gynyba. Aišku, labai reikia būti atsargiam Arvydui Saboniui. Suklupo Endenas, bet jam truputėlį kyštelėjo koją. Gintaras Krapikas. Baudžiamas tyčinė pražanga. Na, tai tikrai netyčinė pražanga. Galiu drąsiai jums pasakyti, veržėsi Endenas. Krapikas įdengė, bėgo kartu su jo ir teisėjai nusprendė, kad žalgirietis specialiai kyštelėjo koją. Ir Keinas Endenas dabar mes 2 baudas ir dar kamuolys bus atiduotas maskviečiams. 48-46.
49-46. Умышленное персональное замечание Gintaras Krapiko. 49-46 впереди ЦСКА. Волковas. Keinas Endenas. 51-46. Dabar taip rezultatyviai atakavo žalgiriečių krepšį keletą kartų iš eilės maskviečiai. 51-46. Pasižengė Sergejus Tarakanovas. Bet tai tik paprasta pražanga, netyčinis baudos metimas ir po to dar komanda praranda kamuolį. Pamečius. Sabonis. Krapikas. Gražus Krapiko metimas. Neįsigando ir Tkačenkos, ir Volkovo, ir Krapikas vėl sumažina skirtumą. 51-48. Starąją minutę. Keinas Endenas. Puikia sportinė forma parodė šiame čempionate Keinas Endenas ir ne veltui vėl buvo pakviestas į šalies rinktinę. 53-48 Žalgirio komandos treneriai. Aišku, pertraukos metu įvyko vėl dalykiškas rimtas pokalbis su žalgiriečių rūbinėje. Buvo aptarta kaip žaisti antrame kėlinyje. Kieno kamuolys? Rimas Kurtinaitis, greičiausiai bus ginčas. O gal ne? Ne, kauniečiai mes kamuolį aikštę. Kauniečių kamuolys. 10 sekundžių liko atakai. Rimas Kurtinaitis leidžia tiesiog jam atsikviesti laisviau Tichonenko. Kurtinaitis. Sabonis. Ne, Krapikas. 53 taip ir norisi, kad Sabonis kuo daugiau pelnyti taškų, dar priverstų pasižengti varžovus. 53-50. Volkovas norėjo įdėti kamuolį į žalgiriečių krepšį per Sabonį. Žalgiriečių kamuolys. 53-50. 3 minutė. Sabonis. Krapikui. Labai gražiai perdavė Krapikui kamuolį, nes paliko žalgirietį po krepšį neuždengtą varžovai. 53-52. 53-52. Didys centraliniai sportiniai grupavimai. Keinas Endenas. Tichonenka. Tkačenka tiesiog laiko Kurtinaitį ir 3 taškus pelno Tichonenka. Patenkintas Rimas Kurtinaitis laikė Tkačenką kaip mūrinė tvara užtvėrusi kelią Rimui Kurtinaičiui. 56-52. Pirmauja CSKA. Krapikas. Krapikas. Dar kartą Krapikas iš baudos aikštelės truputėlį paskubėjo. Tarakanovas, Volkovas ir Tichonenka. Vėl bus nubaustas tyčinė pražanga. Rimas Kurtinaitis, gražus gestas. Atsiprašo iš karto Tichonenkos. 56-52. Kurtinaitis pasižengia 4 kartą. Muštinį fol Rimas Kurtinaitis. Vėl CSKA krepšininkai mes su 2 baudas ir teisėjai jiems atiduos kamuolį. Taip, vilčių vėl buvo atsiradę antro kėlinio pradžioje. Nu, tokių vilčių būna visų rungtynių metu. 56-52. Tichonenka. 57-52. Kažkur tai širdies gilumoje prieš šią superfinalų seriją maskviečiai, matydami tokį kartais prastoką žalgiriečių žaidimą čempionate, pagalvojo, kad jiems užteks ir 2 susitikimų, bet tai neįvyko. Pasižengia Andrejus Volkovas. Veržėsi, stumė petimi Gintarą Krapiką, nors reikia pripažinti, kad ir žalgirietis dabar žaidė išradingai. Antroji maskviečio pražanga ir 3 CSKA komandinė pražanga, 4 antro kėlinio minutė. 57-52 pirmauja maskviečiai. Jovaišas. Sabonis. Puikus perdavimas ir gražus metimas. 57-54.
57-54 впереди ЦСКА. Kukonenka. Kukonaitis yra pasižengęs 4 kartus, bet grūmėsi Žalgirietis koja sulaikė kamuolį. Kačenka keičiasi žaidėjai Žalgirėje, vietoje Rimo Kurtinaičio žais Algirdas Brazys. 4 minutė. 57-54. Taip norisi dar kartą pažymėti tikras krepšinio spektaklis. Puikiai šio puikaus žaidimo šventė, turbūt visoje šalyje. Visi krepšinio mėgėjai stebi šias dramatiškas ašarles ir permainingas rungtynes dėl šalies su čempionų vardu. Algirdas Brazys kėlė per žemai, metė kamuolį. Krapikas prasižengė, Krapikas. Taip pat žalgiriečiai prasižengė 3 kartą. 54. Bet CSKA komandoje visą laiką tarpinėme penkete. Krepšininkai, kurie yra aikštėje 2 metrai. Žalgirio gretose dabar aikštėje tik vienas Arvydas Sabonis. Krapikas turėtų perimti kamuolį. Gaila, paskutiniu momentu jis jam įslydo iš rankų. Lieka atakai 15 sekundžių. Eina Sendenas ir Algirdas Brazys. Du šviesiaplaukiai krepšininkai. Tarakanovas, vakarykštė 2 žaidėjų dvikova. Tarakanovas 2 taškai. 59-54. 59-54. Leidžia pasikeisti dabar žaidėjai. Ką pakeisti Rimas Kurtinaitis? Sergejų Jovašą keičia Rimas Kurtinaitis. Kurtinaitis, priminsiu, yra prasižengęs 4 kartus. Komičius. Pirmąjį kėlinį laimėjo maskviečiai 47-39. Vakar sėkmingai keletą kartų perdavė kamuolį Arvydas Sabonis. Sergejus Tarakanovas ir Tikhonenka. Vienas lygęs buvo Rimas Kurtinaitis. 61-54. 6 antro kėlinio minutė. 61-54. Dar kartą Sabonis. Tiesiog rūmėsi su galingais CSKA krepšininkais. Eina Sendenas. Gerai, kad nepataikė, nes atakavo iš 3 taškų metimo zonos. Brazys. Komičius surado Sabonį. Dar vienas kablys ir vėl kablys nepasiekia tikslo. Tikhonenka. Sabonį negalima daryti priekaištų, žaidžia pasiaukojančiai. Pats pasiprašė leidimo. Ir žaidė rezultatyviai. Pirmame kėlinyje kovojo dėl kamuolių. Minutės pertraukėlės paprašo Žalgirio komandos treneris Vladas Garastas. 6 minutė 61-54 pirmauja CSKA žaidėjų. Štai dar keletą skaičių. Prisiminus pirmąjį kėlinį. Pataikymo procentas geresnis buvo pas CSKA. Metė 30 kartų, pataikė 18, 60 procentų. Žalgiriečiai metė 36 kartus, pataikė 13, 43 procentai. Kauniečiai pirmame kėlinyje geriau kovojo dėl šaukusių kamuolių, 17 prieš 15, bet maskviečiai daugiau metė baudų, metė 14, pataikė 10, žalgiriečiai metė 8, pataikė 6. Tiek skaičių apie pirmąjį kėlinį. 14 minučių 3 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. 61-54. Atkaklus 5. superfinalas. Volkovas. Nusižengė Gintaras Krapikas, lietė Volkovo ranką. Ne mes baudėmės Volkovas, o Gintaras Krapikas pasižengė 4 kartą. Tai 5 žalgiriečių komandinė pražanga. Komandų žaidimo braižas, taktinė kova nesikeičia.
žaidžia maskviečių judriai. Žalgiriečiai pabandė pirmame kėlinyje dengti tokį mišriai, Oištė, asmeniškai, bet dabar atsisakė šios gynybos sistemos, sudengė apie komandos dabar žaidėjas. Sabonis stengiasi rungtyniauti toliau, išvilioja iš po krepšio Kačenka, sudaro progą draugams, gaila, kad nesiseka žalgiriečiams, nesugrįžta vėl kauniečiai prie krepšio. Viskas vyko pagal taisyklės. Atrodė, kad Keinas Sendenas, bet rezultatą padidina Volkovas. 63-54. Nejaugi vėl sustos kauniečiai. Apglėbė Kačenka Sabonį ir prasižengia CSKA komandos vidurio puolėjas 5 kartą. 5 personalinė zamečanė. 7 minutė. Vėl skuba Valerijus Goborovas. Dabar reikia išnaudoti šį momentą. Tai aišku žino ir CSKA krepšininkai, atidžiai dengs Sabonį, padengs Valerijui Goborovui, bet laiko dar yra. Gaila, kad tik Sabonis turi daug pražangų. Pradės reikalingas būtų aikštėje Sergejus Jovaiša. Vis dėlto patirtis ir Sergejus pataikė šiandien keletą kartų iš toliau. Tai iš karto, kada Sabonis turi kamuolį, jis stumia tiesiog pargriaunant grindų. CSKA žaidėjai, prasižengia Volkovas, 3 kartą, tai vietoje Brazio žaidžia Sergejus Jovaiša. Mes baudas. Taip, teisėjai nusprendė skirti baudos metimus į CSKA krepšį, 2 metimai, nes buvo prasižengta atakuojant CSKA komandos krepšį. Arvydas Sabonis. 63-55. 63-50. 7 minutę второй половины игры. 63-56. Vėl atsiranda viltis, nėra juk Kačenkos. Volkovas ir Krapikas, kuris turi 4 pražangos. Kaip jam sunku dabar dengti Volkovą, kuris žaidžia aštriais, staigus krepšininkas. Keinas Sendenas. Pasiseka dabar žalgiriečiams. Nepataiko prityręs sportininkas iš po krepšio. Rimas Kutinaitis. Prieš 2 su Saboniu. Kas seklė lygis žalgiriečius. Paskui seka kitiems, kurie stengiasi. Dabar jau Sabonis stūmė vėl Goborovas. 6 CSKA komandinė pražanga. 3 pražanga. Taip, jau 7 pražangas savo vidurio puolėjai CSKA komandoje. Vladinas Kačenka ir Goborovas. Štai mes dar nematėme Viktoro Kontraškino. Chomičius. – 63-56. Lieka 12 minučių ir 10 sekundžių. Goborovas. Nesirysta mesti Goborovas į žalgiriečių krepšį. Tikonenka. Nedrąsiai veržiasi Goboras pro Sabonį. Chomičius. Krapikas. 63-58. 63-58. Lieka 11 minučių 27 sekundės. Po to, kai Jovaiša sėkmingai atakavo CSKA komandos krepšį iš toliau, pelnė 3 taškus. Dabar žalgiriečius nuo varžovų skiria tik 2 taškai. 61-63. Priminsiu sporto mėgiams ir radijo imtuvų, kad pirmąjį kėlinį laimėjo maskviečiai rezultatų 47-39, bet kauniečiai sėkmingai pradėjo antrąjį kėlinį ir dabar Kurtinaitis, po to, kai prasižengė Tikonenka, turi progos išlyginti rezultatą. Lieka 11 minučių ir 3 sekundės. Pirmauja CSKA 63-61, Rimas Kurtinaitis mes 2 baudas. Ir dabar trumpas pasakojimas sporto mėgėjams prie radijo imtuvų, kad kauniečiai nors ir gerai pradėjo susitikimą, jie pirmavo 6 minutę rezultatų 15-10, bet tuo to 3 minutės negalėjo pelnyti taškų, kai tuo tarpu CSKA krepšininkai jų pelnė 19. Taigi pralaimėtas buvo pirmasis kėlinys. Rimas Kurtinaitis meta baudas, pirmasis metimas taiklus 63-61.
62 po Rimo Kurtinaičio pataikymo pirmauja dar CSKA krepšininkai, kurių gretose nėra jau Vladimiras Kačenkas ir štai lygų 9 antro kėlinio minutę žalgiriečiai po didelių pastangų kovingumo ir ryžto išlygino rezультатą 63-63. Счетничейный на 10 минуте второй половины игры 63-63. Volkovas su kamuoliu, Volkovas, Endenas, Popovas, Tichonenka ir Goborasov. Maskviečių penketą žalgiriečiai Sabonis, Kurtinaitis atima kamuolį iš varžovų, perdoda į Chomičiui, Krapikas po krepšį nepamatė jo Chomičius, Jovaiša, Sabonis su kamuoliu, atsimušė į Goborovą, bet sugeba pelnyti 2 taškus ir persveria rezultatą Žalgirio komandos naudai. 65-63. Pirmauja žalgiriečiai, 10 minutė. Keinas Endenas, kuris šiandien žaidžia nors ir ne taip rezultatyviai, bet naudingai komandai. Tichonenka, Kurtinaitis turi 4 pražangas, Krapikas taip pat. Tiek pat jų teisėjai paskyrė jau šiandien ir Arvydui Saboniui. Atakoja dabar CSKA krepšininkai, meta iš toli Tichonenka, bet jau netokie ryžtingų metimai. 3-2 dabar žalgiriečiai, su kamuoliu Valdas Chomičius, Rimas Kurtinaitis. Nesiryžo mesti iš tritaškio, perdavė į kamuolį Sabonį po krepšiu ir Sabonis sužingsniuoja Sabonis, bet man pasirodė, kad jį truputėlį gali stumė Goborovas, bet teisėjas jau nusprendė ir CSKA komandai dabar aikštėje kapitonas Sergejus Tarakanovas. 11 minutė, 65-63 pirmauja žalgiriečiai. Keinas Endenas su kamuoliu, įdengia Jovaiša, Tichonenka. Ataka kairiuoju kraštu su kamuoliu Tarakanovas. Vėl prie jo kaip ir vakar Valdas Chomičius, Žalgirio komandos kapitonas. Ilgaukai laiko kamuolį maskviečiai, lieka 10 sekundžių, skuba Tarakanovas ir pelno 3 taškus. Nespėjo pakelti rankos Gintaras Krapikas. Maskviečiai vėl persveria rezultatą savo komandos naudai. 66-65. Lieka 9 minutės ir 20 sekundžių. 11 minutę второй половины игры. Kurtinaitis. Žalgiriečių kamuolys. Kurtinaitis veržiasi pro galinę liniją ir kamuolys lietė Keino Endeno koją. Sabonį keičia Raimundas Čivilis. Kauniečiai atsilieka 1 tašku. Dar kartą leidžia pailsėti Arvydui Saboniui Vladas Garastas, Žalgirio komandos treneris. Atakoja kauniečiai Chomičius, Jovaiša. Čivilis vidurio puolėjo poziciją, iš ant baudos linijos kampo. Jovaišas pašokdino Popovą, metė nėra ir kamuolį pirmasis pagauna Goborovas. Keinas Endenas. Ilgokai varinėje kamuolį. Dabar jau ir maskviečiai žaidžia atidžiau, netokios greitos į kontratakas. Popovas, Kurtinaitis. Popovas tiesiog stengiasi išprovokuoti Kurtinaitį, bet ryžtingai grūmėsi po krepšiu Gintaras Krapikas, kuris šiandien žaidžia tikrai neblogai. Nors ir nepelnė daug taškų, bet kovingas, gerai dengė Volkovą ir kitus maskviečius, kuriems čia teko dengti ir net atkovojo keletą kamuolių, perėmė juos. Lieka 8 minutės ir 24 sekundės žalgiriečiams, atakai liko 17 sekundžių. Čivilis, Kurtinaitis. Maskviečiai turi 7 pražangas, reikėtų žalgiriečiams žaisti judriau, bet jėgų ir šiandien ir vakar iššifruota labai daug. Kurtinaitis meta iš 3 taškų. Čivilis, kas pagaus kamuolį? Ne, Goboras buvo greitesnis, Čivilis nepagavo kamuolio. Popovas. Keinas Endenas, Chomičius ir labai stengiasi išmušti ant kamuolį paskutiniu momentu, bet leido jam įbėgti į baudos aikštelę ir maskviečiai vėl padidino skirtumą 68-65, 13 minutė. Chomičius dabar priverčia suklysti Popovą, labai ryžtingai veržiasi dešiniųjų kraštų, vėl išėja Sabonis ir Krapika, Kurtinaitį ir Krapika keičia Sabonis ir Brazys. Chomičius yra bauda, 2 baudos. CSKA komandai taip pat pasikeitė žaidėjai Volkovas, Tichonenka, išėja Popovas, Tarakanovas ir Keinas Endenas. Prie baudos metimo linijos Žalgirio komandos kapitonas Valdas Chomičius. 68-65 pirmasis metimas yra 13 antro kėlinio minutė. 68-66.
Ir tik 1 taškas vėl skiria komandos po Chomičiaus sėkmingo antro baudos metimo. 68-67 pirmauja CSKA. Volkovas. Žalgiriečiai pradėjo dengti aikštę, po krepšiu Sabonis, bet Maskviečių gretose nėra už tų krepšininkų. Be reikalo Jovas dabar lietė kamuolį, nes Tichonenka stovėjo jau už galinės linijos, už aikštės ribų. Atakai CSKA krepšininkams lieka 13 sekundžių. Aktyvi žalgiriečių gynyba, Tichonenka, Keilas Endenas, reikia būtinai dengti Keilą Endeną ir Tarakanovą. Sabonis perima kamuolį, perduoda į Chomičiui. Po krepšio Jovaišą, žalgiriečiai neatskuba, palaukia Sabonio, Brazys, Sabonis ir Volkovas. Sabonis, Chomičius, dar kartą Brazys, iš baudos lanko atiduoda kamuolį Saboniui, Sabonį dengia Tarakanovas, Tichonenka, Sabonis taip krisdamas, nepatogiai metė į varžovų krepšį, lieka 7 minutės ir 5 sekundės. Rungtynės vyksta toliau, nes ant grindų guli ir Sergejus Jovaiša, Maskviečiai toliau atakuoja. Keilas Endenas. Be vidurio puolėjo žaidžia CSKA krepšininkai. Nors aikštėje visi jie didesni kaip 2 metrai. Tarakanovas taip stengiasi bėgti staigiai žalgiriečių baudos aikštelę. Kauniečių kamuolys Sabonis paskutiniu momentu sugriebė kamuolį. Jovaiša, Brazys pereina per vidurio liniją, persivaro kamuolį, lieka 6 minutės ir 35 sekundės. 68-67 pirmauja CSKA. Chomičius. Chomičius veržiasi baudos aikštelę ir kas stumia Chomičių. Ar pats prasižengė Žalgirio komandos? Taip, Michailas Grigorjevas, teisėjas iš Maskvos, parodo, kad Žalgirio komandos kapitonas veržėsi, pats petimi nustūmė CSKA krepšininką. 68-67 pridėrmėsi, tačiau daug nesikeičia šis rezultatas, lieka 6 minutės ir 10 sekundžių. Tarakanovas meta iš 3 taškų nėra. Brazys, Kano kamuolys, Chomičius. Na kažkodėl tai 3 žalgiriečiai žiūrėjo į nukritusį kamuolį, nei vienas nekovojo dėl jo. Galbūt visi galvojo vienas apie kitą, galbūt jis pagaus kamuolį. Ir dabar ginčas prieš Žalgirio komandos krepšio. Tarakanovas ir Chomičius. Atvaita 6 minutės 7 sekundžių. Впереди CSKA 68-67. Ginčas prie Žalgirio komandos krepšio. Jurijus Galinskis teisėjas iš Kalubos, mes kamuolį viršų. Ringas Chomičio šuolis, bet Tarakanovas suspėja tiksliau numušti kamuolį draugams. Tichonenka, Chomičius prie Endeno iš karto prišoko, Tichonenka. Dabar ir Maskviečiai neatskuba atakuoti šalia, taip pat ir žalgiriečiai. Keilas Endenas nesugeba Sabonis numušti kamuolio. Keina Endenas pagaliau pelno ilgesnės pertraukos 2 taškus. 70-67 pirmauja CSKA, 5 minutės 40 sekundžių. Šaukštaukai žaidžia dabar Sergejus Tarakanovas ir 2 baudas mes Algirdas Brazys. 1 ir 1. Keičiasi žaidėjai Žalgirio komandoje. Ką pakeis Rimas Kurtinaitis? Rimas Kurtinaitis parodo, kad jis keis Algirdą Brazį, jeigu jis įmes antrąją baudą. Brazys meta pirmąją baudą. Yra 70-68, dar vienas baudos metimas. 70-68 CSKA. 5 minutės 42 sekundės atakas Ratila Vinigrių. Brazys meta antrą baudą, taip pat metimas taiklus ir jį keičia Rimas Kurtinaitis. 70-69. Ruošiasi įeiti ir Gintaras Krapikas. Žalgiriečiai vėl prie savo krepšio, dengia aikštę, priekyje Kurtinaitis ir Chomičius, po krepšį Jovaiša, Čivilis ir Sabonis. Kurtinaitis, Volkovas turi kamuolį kairėje, Tarakanovas ant baudos linijos, o Maskviečiai perdavinė vienas kitam, jį atneša žalgiriečių baudos aikštelį. Volkovas nusprendžia verstis, meta, nėra, kova dėl kamuolio, o prasižengia Popovas. Jos Popovas griebė Sabonį už peties ir dabar Sabonis mes baudas. 1 ir 1. Tuo tarpu Gintaras Krapikas žais vietoje Ramzo Čivilio, o Popovas prasižengia 4 kartą. Taip artėja dramatiškiausios šio trečio superfinalo minutės, netgi ir sekundės. Skirtumas minimalus ir Sabonis dabar turi realią progą išlyginti rezultatą, netgi persvirti. Pirmasis metimas. Лигу 70-70. Счет ничейный на 15 минуте второй половины игры. 70-70.
Ir antrasis metimas. Pirmauja vėl kauniečiai 71-70 po Arvydo Sabonio metimo. Taip didvyriškai grūmėsi Sabonis aukštais galingais CSK krepšininkais, nepaisant to, kad ilgą laiką jis nesprendavo, žaidžia praktiškai po rimtos traumos. Atakuoja CSK Tarakanovas, Popovas, dar kartą Tarakanov tryštasi mes iš toliau ir pelno 3 taškus. 73-71 vėl priekė CSK. Lieka 4 minutės ir 54 sekundės. Chomičius. Tai dar kartą norisi pabrėžti, lygiaverčių varžovų dvikovą žaidžia šalies rinktinės krepšininkai. Puikus sportikai. Štai Kurtinaitis atsilygina to pačiu ir pelno 3 taškus. 74-73 pirmauja kauniečiai. 74-73 Rydis Žalgiris. 4 minutės ir 31 sekundė atakuoja CSK Tichonenka. Turi kamuolį dešinė. Taip pat meta iš 3 taškų ir vėl 3 taškai. 76-74 pirmauja CSK. Rydis CSK 76-74. Chomičius su kamuoliu, po krepšiu Sabonis. Chomičius, Krapikas, Kurtinaitis. Aišku, dabar Žalgirė gali mesti iš toliau Kurtinaitis, Chomičius ir Jovaiša. Dažniausiai jie atakuoja. Netiklų perdavimą Sabonį, po krepšiu varžovai suspėjo nustumti Arvydą. Ir vėl Popovas su kamuoliu. Popovas, Keinas Endenas. Lieka 3 minutės ir 53 sekundės. Tichonenko. Keinas Endenas. Taip, 3 taškai metimai gali šiandien nulemti šalies čempionų titulus. Tarakanovas, Popovas ir prasižengė Chomičius. Tai truputėlį paslydo paskutiniu momentu ir nukrito ir paskubė Maskvietį. 7 žalgiriečių komandinė pražanga. 3 minutės ir 39 sekundės iki antro kėlinio pabaigos ir minutės pertraukėlės paprašo Žalgirio komandos treneris Vladas Garastas. Taigi 76-74 pirmauja CSK krepšininkai. Televizijos žiūrovai šiuo metu savo ekrane mato Kauno Žalgirio krepšininkus. Dar neprarastos. Kauniečiai žaidžia ir šiandien kovingai gerai, galbūt išskyrus tas minutės pirmame kėlinyje jo viduryje, kada jie pralaimėjo Karpelę rezultatu 0-19 ir tai aišku turėjo didelės įtakos, nors dažnokai taip būna, kada žaidžia lygios komandos, kur yra didžiulė nervinė atsakomybė ir didžiulė susitikimo vertė. Juk šiandien turi paaiškėti, kas taps 54 šalies vyrų krepšinio čempionato nugalėtojas, kam bus įteikti aukso medaliai, o kam atiteks šio čempionato sidabras. Žalgiriečiai gina čempionų vardus, CSK krepšininkai stengiasi susigrąžinti juos po 2 metų pertraukos. 3 minutės ir 39 sekundės, 76-74. Aišku, nors žalgiriečiai ir kaip lygų su lygiais kovoja su pajėgia CSK komanda, bet tokia rungtynių eiga turėtų mūsų, dar kartą noriu pabrėžti tą faktą, rimtai pagalvoti apie mūsų krepšinio ateitį, apie tolimesnės mūsų krepšininkų galimybės šalies čempionatuose ir jų žaidimą dėl šalies čempionų vardo aukščiausio apdovanojimo. Volkovas su kamuoliu, baigėsi minutės pertraukėlė. Stengiasi surasti spragą žalgiriečių gynyboje, nepavyko, metė krepšį, metimas netaiklus ir Kurtinaitis persivaro kamuolį per vidurio liniją, stengiasi susileidė Endeną, pavyko jam tai padaryti, bet paskutinį momentą Endenas išmušė kamuolį Kurtinaičių iš rankų. Lieka 3 minutės ir 6 sekundės. 76-74 pirmauja CSK. Jovaiša meta kamuolį iš aikštės dešinio kampo, perdavė į Chomičių. Chomičius nukrito Volkovas, pasinaudojo to Chomičius, meta į krepšį, kamuolį šokinėje, lanko nėra, Krapikas. Suspėja Krapikas, perduoda kamuolį Kurtinaičiui. Kurtinaitis su Sabonį 2-2. Toks didelis derinukas. Dabar reikia išnaudoti, taip išnaudoja dabar kauniečiai tą situaciją, kad liko prie Sabonio Keinas Endenas, perdavė jam kamuolį ir Keino Endenas griebė Sabonį už rankos. Sabonis mes baudas. Lieka 2 minutės ir 49 sekundės. 2 minutė ir 49 sekundę, kad sąsavo polovinį greit. 76-74 Rydį Armeičiai. Sabonis meta baudas. Sabonis meta baudas. Viena bauda. Viena ir viena. Tai viena ir viena.
Pirmasis metimas taiklus, 76-75, 76-75, Rytis. Dar vienas metimas. Vėl lygus, 76-76. Jau kelintą kartą šios dienos susitikime rezultatą išlygina Arvydas Sabonis. Šiotničiainai. 2 minutės 45 sekundės. Volkovas. Mašinėje. Sabonis neina prie jo, laukia baudos aikštelėje. Taip ir sako, kad mestų Maskvietis iš toliau, nespėja Jovaiša ir Tichonenka įdeda kamuolį į žalgiriečių krepšį iš viršaus, įbėgęs į baudos aikštelę. Šiandien Jovaiša nesuspėjo paskui Maskvietį, iš pasidėta labai daug jėgų. 78-76, 2 minutės ir 15 sekundžių. Pirmauja CSK. Chomičius. Taip reikia išnaudoti Sabonį. Taip pavyksta žalgiriečiams, nes Volkovas taip laikė apglėbęs abiem rankom Arvydas Sabonis. Sabonis vėl meta baudas viena ir viena, o Volkovas prasižengia ketvirtą kartą. 78-77. Arvydas Sabonis vėl prie baudos metimo linijos. Pirmasis metimas. 78-77. Lieka 2 minutės ir 14 sekundžių. Vėl lygus, 78-78. Šiotničiainai. 2 minutės ir 10 sekundžių. Jaskaba Popovas parodo draugams, kad stengiasi dabar palikti Volkovą vienas prieš vieną prie Sabonį. Volkovas meta, nėra, Tarakanovas, kovoja Sabonis, Kurtinaitis skuba prie kamuolio, Krapikas greičiau jį pagriebia, perdoda Chomičiui, Chomičius toli Jovaiša, Jovaiša meta iš 3 taškų yra. 81-78, 19 minutė. Žalgiriečiai vėl persveria rezultatą ir net jį padidina 3 taškais. 81-78. 1 minutė 40 sekundė конца второй половины игры. Taip, šio dramatiško superfinalo epogėjus. Paskutinės minutės, Volkovas ir Sabonis, ta pati taktika, vienas prieš vieną. Maskviečiai ilgai laiko kamuolį, Volkovas nedrįsta dar vieną kartą atakuoti. Tarakanui perduotas kamuolys, Tarakanovas ant baudos linijos, prie jo šoktelio, štai liko Popovas po krepšiu, žalgiriečiai Popovas metė, nėra ir prasižengia Sabonis. Lieka 1 minutė ir 17 sekundžių. Ne, 30 sekundžių. Taip anksčiau pasirodo nuaidėjo signalas ir kuris paskelbė, kad maskviečiai kamuolį laikė 30 sekundžių, o tai reiškia, kad baudų nėra. Kamuolys atiduotas kauniečiams. 1 minutė ir 17 sekundžių. 81-78 pirmauja Žalgiris. Chomičius turi kamuolį. Dengia Endenas. Taip, kas galėjo pagalvoti, ypač pirmo kėlinio viduryje. Taip, puikiai šiandien kovojo žalgiriečiai, nugalėjo ir save. Ir suteikė mums daug gražių akimirkų. Chomičius laiko kamuolį. Atakai lieka 10 sekundžių. Ir prasidėjo paskutinė antro kėlinio minutė. Tiksliau lieka 50 sekundžių. Kauniečiai gali laikyti kamuolį dar 3. 2 sekundės meta Chomičius. Kamuolys atsitrenkia į lanką. Ir jį pagauna Tarakanovas perduoda Popovui. Popovas Tichonenka. Lieka 40 sekundžių. 81-78 pirmauja Žalgiris. Volkovas, Endenas su jo prie vėl Tichonenka baudos aikštelė ir prasižengia Sergejus Jovaiša, griebė Tichonenka už rankos. Neskirs dabar teisėjai, turbūt tikslinės pražangos, labai atsakingas momentas. Aš pasižiūrėsiu į Miklą Grigorjevą. Taip, 2 baudas mes Valerijus Tichonenka. Lieka 31,5 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Tichonenka meta baudas. Pirmasis metimas yra 81-79. Kągi, jeigu Tichonenka ir mes žalgiriečiai gali išlaikyti kamuolį savo rankose iki antro kėlinio pabaigos. Antrasis metimas taip pat taiklus. 81-80 pirmauja žalgiriečiai. Pabėgo Chomičius, Chomičiui perduotas kamuolys, Chomičius meta yra. 83-80, lieka 29 sekundės, bet reikia būti labai atidiems. Nes rungtynių laikas sustabdytas, nes turbūt Jurijus Selikovas, CSK komandos vyresnysis treneris, prieš tai buvo perspėjęs sekretoriatą, kad jeigu įmes žalgiriečiai į jų krepšį, jam reikia duoti minutės pertraukėlę. Lieka 29,4 sekundės. Žalgiriečiai pirmauja rezultatu 83-80. 83-80 Spiridi Žalgiris. Taip, dramatiškos, įdomios, permainingos šios trečiojo superfinalo rungtynės.
Na, aišku, mes visi laukiame kauniečių pergalės, nors anksti dar apie ją kalbėti, nes kiekviena sekundė brangi, bet kauniečiai šiandien kovojo pagirtinai ir turbūt atpirko savo tokius pralaimėjimus, nepelnytas pergalės, visko pasitaiko. Galbūt kai kas ir pasikaršiavo, anksčiau nuvertinę ir nepagrįstai jos kaltinę, nes žalgiriečiai susikaupė lemiamos rungtynės. Prisiminkite jų susitikimą su Leningrado Spartaku ir štai dabar šios 3 superfinalus. 25 sekundės, gerbėjai sporto mėgėjai, žinau, kad jūs labai nervinatės, bet aš jums dabar dažniau sakysiu, kiek liko laiko. 83-80, laiko lieka 17 sekundžių, Maskviečiai pasistengs pelnyti 3 taškus. Lieka 12 sekundžių. Popovas. Turi kamuolį Volkovas. Volkovas meta, Sabonis nesugeba, nesakau, Sabonis. 3 taškus pelno Volkovas. Paskutinės sekundės, baigėsi antrasis kėlinys. Tiesiog sunku pagalvoti, kaip Volkovas permetė per Sabonį iš 3 taškų metimo zonos. Taip, sakiau, kad nereikia skubėti, kiekvieną sekundę galėjo daug ką lemti. Taigi, pratęsimas po 2 minučių pertraukos, pratęsimas, gerbėjai sporto mėgėjai. Нормальное время закончилось ничью 83-83. Taigi, atrodė, kad jau kauniečiai, galbūt ir jie patikėjo pergalę truputėlį anksčiau, nors Volkovą labai arti dengė Sabonis, na ir šiam krepšininkui pavyko pelnyti 3 taškus. Dabar, jeigu kalbant mokslininkų išreiškimais, tai dažnai būna sporte geresniai psichologiniai padėti yra dabar CSKA krepšininkai, kurie nors ir buvo atsilikę paskutinėse sekundėse, atrodo, kad jų padėtis buvo beviltiška, o kauniečiai pirmavo ir dabar reikia viską pradėti iš naujo, bet na, pasitaiko kartais, kad tokie metimai įkrenta, tiesiog kamuolys, sunku patikėti, kad Volkovas mestų nuo lentos, jis paprastai meta tiesiai krepšį, na, įdėjo paskutinės jėgas į šį metimą Andrėjus Volkovas, CSKA komandos krepšininkas, praeityje Kijevo Stroitelio komandos žaidėjas ir tiesiog jo metimas sudarė galimybę CSKA komandai dar pakovoti dėl šalies čempionų vardų. Tai tikrai gražios rungtynės, kovingos ir niekas joms nelieka abejingas. Manau, po šio superfinalo dar padidės krepšinio populiarumas, susidomėjimas jo ir malonu, kad šis mūsų Respublikoje mėgstamas žaidimas iškariauja vis didesnės simpatijas ir pozicijas tiek šalyje, tiek ir tarptautinėje arenoje. Taigi dar 5 minutės atkaklių rungtynių, atkaklios gražios kovos, 83-80. Kągi sunkios, dramatiškos rungtynės žalgiriečiams, dabar televizijos žiūrovai mato savo ekranuose Žalgirio komandos krepšininkus, kurie ruošiasi šioms papildomos 5 minutėms. Taip, buvo atsilikę žalgiriečiai pirmame kėlinyje net 17-31, pralaimėjo pirmą kėlinį 39-47, atidavė daug jėgų ir pastangų, antrame kėlinyje išlygino rezultatą, pasyvių varžovus persvėrė jį, didvyriškai tiesiog žaidė Arvydas Sabonis, daug kartų lygino rezultatą ir taip jau tokia turbūt lemtis, kad, pavyzdžiui, Sabonis prisidėjo daug prie žalgiriečių šio tokio gražaus žaidimo, išlygino keletą kartų rezultatą ir būtent jam nepavyko išdengti paskutinio metimo. Nieko nepadarysi, sportas yra sportas, krepšinis toks žaidimas ir neveltui sakoma, kad kamuolys juk apvalus. Baigėsi 2 minutės, žaidėjo aikštės viduryje. Volkovas, Tikhonenko, Keinas Sendenas, Tarakanovas ir Popovas, žalgiriečiai Kutinaitis, Tomičius, Jovaiša, Rapikas ir Sabonis. Dar 5 minutės. O gal dar ne 5, ką gali žinoti. Sabonis, Volkovas. Kieno kamuolys? Jovaiša. Tarakanovas kaip tai paskutinis įsliekė. Žalgiriečių kamuolys, toks Jūros Galinskio sprendimas. Jovaiša meta į aikštę, perduoda Ponučiui, Ponučius persivaro jį per vidurio liniją. Aišku, arti šut, žino, kad kiekvienas gali mesti iš toliau.
Nors dabar abi komandos yra pasižengę daugiau paskutinius kartus, kiekviena pražanga yra baudžiama metimas į krepšį, Sabonis papraščiau, stengiasi Žalgiriečiai žaisti viduriau. Chomičius meta iš 3 taškų metimo zonos ir pelno taip 3 taškus, Chomičius 86-83, 86-83 turidi Žalgiris. Ir vėl taip pat dešinėje vienas prieš Sabonis stovi Volkovas, kiti 3-4 maskviečiai pereina į kitą išties pusę, juk Sabonis turi 4 pražangas, Volkovas taip prisivaro kamuolį, dengdamas į nugarą. Endenas, taip tiesiog vėl rankas stumtelė Sabonį, metė, Tarakanovas metė, nėra, kovoja dėl kamuolio. Endenas pagauna į Jovaišą, perduoda Chomičiui, nereikėtų skubėti, Krapikas, ataka kairiuoju kraštu, Sabonis buvo pravažinės prie Chomičiui ten atiduoti kamuolio. Buvo gera situacija. Antra pratęsimo minutė, Chomičius varinė kamuolį dešinėje, stengiasi suklaidinti Tarakanovą, Krapikas, laiko ilgiau kamuolį kauniečiai, lieka iki atakos 10 sekundžių, 8, reikia žaisti agresyviau, Kupinaitis nesiryžta mesti, Sabonis turi kamuolį labai toli nuo krepšio, bandė mesti, bet Volkovas greičiau jam išmušė iš rankų, Volkovas ir suklydo Volkovas, Chomičius pagavo kamuolį, guli ant grindų, stengiasi atiduoti kamuoliaus ir ne, bus ginčas. Chomičius, Krapikas, gerai baigėsi sėkmingai šios kamuolio praradimas Žalgiriečiam, lieka 3 minutės ir 27 sekundės iki pirmojo pratęsimo pabaigos, 86-83 pirmauja Žalgiriečiai, ginčas prie kauniečių komandos krepšio. Sergejus Tarakanovas taip sunkiai keliasi nuo grindų. Aišku, ir maskviečiai duoda labai daug jėgų šioms rungtynėms. Ginčas. Teikiama nedidelė pagalba Sergejui Tarakanovui. Jis ir Chomičius kovoja dėl kamuolio, Krapikas. Ne, Chomičius ir Tarakanovas. Vėl ta pati žaidėjų pora. 3 minutės 27 sekundės. Chomičius, Krapikas. Dar kartą teisėjai nusprendžia, kad reikia pakartoti šį ginčą. Vėl Chomičius ir Tarakanovas. Chomičius sumušė Krapikų, Krapikas mušė kamuolį ir jis lietė Stepanenką. Į kieno bus kamuolys? CSKA krepšininkas kamuolys. Nes teisėjas nusprendė, kad Krapikas turbūt tyčia tiesiog mušė kamuolį Stepanenką, kad kamuolys nuo jo šoktų į šonės linijos. Volkovas turi kamuolį, dabar jis kairėje prieš Sabonis, Keinas Endenas. Dažnai keičiasi žaidėjų vietomis, juda be kamuolį, lieka 3 minutės ir 10 sekundžių, Keinas Endenas, Sabonis. Chomičius perima kamuolį, atspėjo, ką darys Keinas Endenas, Krapikas. Neskubėjo, palaukė draugų, perdavė kamuolį Chomičiui, kuris įvarinėja ties vidurio liniją. Sabonis ant baudos linijos, įdengia Volkovas. Tas Žalgiriui reikia žaisti aktyviau. Sabonis. Lieka atakai, 12 sekundžių Saboniui perduoda kamuolys, jis baudos aikštelė, meta labai smarkiai sulošęs į gal. Jovaiša atkovoja kamuolį, perduoda jį Chomičiui. Vėl prasidėjo atakai skirtas naujas laikas, 2 minutės ir 35 sekundės iki pirmojo pratęsimo pabaigos, 86-83. Taip Žalgiriečiai visą laiką stebi Sabonį, nors turbūt galėtų žaisti ir patys drąsiau, bet galima pasakyti drąsiau, juk kiekvienas kamuolys gali būti lemtingas, kiekvienas metimas netaiklus. Taip Sabonį laiko ir stumia, Sabonis meta, kova dėl kamuolio, Krapikas dar kartą atkovoja kamuolį, vėl Žalgiriečiai gali neskubėti, lieka 2 минуты и 10 секунд. 2 минуты и 5 секунд до конца первого дополнительного времени. Sabonis turi kamuolį, atidžiai įdengia Stepanenką. Sabonis įkilstelė aukščiau, kad jo neišmuštų varžovai. Žalgiriečiai taip žaidžia nelabai aktyviai. Žaisti reikia, nors kartuoju, kad aktyviau. Sabonis nusprendžia mesti iš toliau. Nėra. Krapikas, dar kartą Krapikas pagauna kamuolį, vėl sugrįžta atgal, nors bet Krapikui prieš tai kirto per ranką Popovas. Na, reikia mesti baudas. Ar atsisakys Žalgiriečiai? 1 minutė ir 48 sekundės iki pratęsimo pabaigos. Kupinaitis, Krapikas parodė, kad atsisako mesti baudas. Atsisako Žalgiriečiai mesti baudas. Galbūt tai ir teisingas sprendimas, nors reikia pasistengti išlaikyti kamuolį. Dabar jį galima perduoti atgal į savo išties pusę, po to į priekį. Taip atsisakė Žalgiriečiai mesti baudas ir Jovaiša nusprendžia kamuolį. Labai puikus Sabonio perdavimas. Chomičiui, Kupinaitis meta iš 3 taškų ir gerbėmiai sporto mėgėjai. 89-83.
89-83. 1 минута и 35 секунд до конца дополнительного времени. Volkovas, na dabar jau Volkovas meta iš toli, nėra, kieno kamuolys, Chomičius apglėbė, stumia į Volkovas, Chomičius nukrenta, bet neišleidžia kamuolio iš rankų, 1 minutė 27 sekundės, dabar jau skuba Vytautas Vaikšnoras, Žalgirio komandos gydytojas prie komandos kapitono, Volkovas prasižengia 5 kartą. Aišku, žalgiriečiai ir dabar turbūt atsisakys mesti baudas, aikštėje Valerijus Gobaras, jis iš karto atsistoja prie Arvydo Sabonio. 1 minutė 27 sekundės. Žalgiriečiai atsisako mesti baudas, ties vidurio liniją aikštelėje meta Sergejus Jovaiša. Perduoja vėl kamuolį Saboniui, patikimiausia. Jovaiša varinėja kamuolį. Chomičius su jo, vėl Jovaiša, lieka 1 minutė 10 sekundžių. Dviese iš karto užpuola Jovaiša maskviečiai. Ginčas. Nesuspėja kažkodėl tai žalgiriečiai perduoti kamuolio Saboniui po krepšių, varinėja į ties baudos liniją. Ir dažniausia tai daryti reikia Sergejui Jovaišai. Ginčas, 1 minutė 13 sekundžių, 1 minutė 13 sekundžių. Jovaiša, kas laimės dvikovą? Laimė ją maskviečiai su kamuoliu Tarakanovas. Atsižėda badengia Tarakanovą. 89-83. Tarakanovas, aišku, maskviečiai darys viską, kad pataikytų iš 3 taškų. Nėra, metė Tarakanovas, pagavo kamuolį Tichonenką. Tichonenka vėl meta iš 3 taškų. Vėl nėra. Sabonis, Jovaiša, Chomičius. Paskutinė pratęsimo minutė. Tiksliau 50 sekundžių. Kurtinaitis vienas po krepšiu meta. Yra gerbimiai sporto mėgėjai. 91-83. 40 sekundžių. 91-83. 40 sekundžių. Taip, dramatiškas finalas. Meta Tichonenka, vėl nėra. Atrodo, kad prasižengė Kurtinaitis nukrytęs ties baudos liniją. Metė Tarakanovas, vėl nėra ir kauniečių kamuolys. 26 sekundės, 26 sekundės. Kągi gerbimiai sporto mėgėjai. 26 sekundės. Minutės pertraukėlės dar paprašo Žalgirio komandos treneris Vladas Garastas. 91-83. Taigi pralaimėta Kaune. Nugalėta Maskvoje. Ir štai dabar trečios superfinalo rungtynės. Kauniečiai labai arti tikslo, bet vėl tos nelemtos 26 sekundės, bet mus turi raminti tas faktas, kad turime 8 taškų persvarą. 91-83. Minutės pertraukėlė. Televizijos žiūrovai mato dabar, kaip suteikiama pagalba Rimui Kurtinaičiui. Aišku, kiekviena dvikova pergalės nepasiekiamos labai lengvai. Na ir manau, kad kauniečiai šiomis rungtynėmis, šiomis superfinalo susitikimais reabilituojasi už nesėkmingą sezoną, nesėkmingą žaidimą Europos čempionų taurėje ir labai arti įsvajoto tikslo. 3 kartą iš eilės tapti šalies krepšinio čempionais. Įmetė kamuolį Jovaiša, Brazys su jo. Brazys persivaro jį per vidurio liniją, perdodo į Jovaišą. Na, Jovaiša dabar šiurkščiai atakuoja Sergejus Popovas, teisėjai baudžia tyčinę pražangą. Štai dabar likus 21 sekundžiai Sergejus Jovaiša, aišku, mes baudas, Popovas pasižengia 5 kartą. Taip įveikta tokia stipri komanda kaip CSKA, kurios gretose daug puikių krepšininkų. Žalgiriečiai visi atsistoja, delegacijos vadovai, Vladas Garastas, Henrikas Gadraitis, Žalgirio miesto tarybos pirmininkas Domenas Stokeris, komandos gydytojas Vytautas Vaikšnoras, administratorius Valerijus Cariovas ir aš dabar gerbėjai sporto mėgėjai, jūs stebėkite, kaip Jovaiša meta baudas. Priminsiu, kasgi 3 kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Sergejus Jovaiša, kuris meta baudas. Arvydas Sabonis, Valdas Chomičius, Algirdas Brazys, Rimas Kurtinaitis, Arvydas Venslovas, Gintaras Krapikas, Raimundas Šivilis, Mindaugas Lekerauskas, žaidė Virginijus Jankauskas ir kiti žaidė. Kurtinaitis pagauna kamuolį ir dar kartą jam kerta per rankas varžovai. 93-83. Taip, kas galėjo pagalvoti ir patikėti. Bet po vakar dienos rungtynių, kada atvykome šiandien į rytinę treniruotę ir prieš šį susitikimą, visi žalgiriečiai galvojo tik apie pergalę, kadangi žinojo, kad maskviečiai jų prisibijo, ypatingai Arvydo Sabonio. Ir tai lėmė tas faktas, kad šiandien žalgiriečiai visi, kurie buvo aikštėje, atidavė visas jėgas kovoti dėl pergalės. Neįskaito dabar teisėjai šių 2 taškų, nors jos ir pelno Valdas Chomičius, Žalgirio komandos kapitonas. Lieka 4 sekundės ir 5 dešimtosios. Chomičius mes baudas. Puikiai Žalgirio komandos pergalė 54-ame čempionate.
Na, žinau, kaip džiaugiatės jūs, gerbėmiai sporto mėgėjai, visi Respublikos turbūt gyventojai ir ypač tie, kurie myli šį puikų žaidimą. Paskutinės sekundės Aidis Sirena, taigi su puikia pergalė, gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynes laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Kągi, dar truputėlį pasidžiaukime. Kauno žalgiriečių pergalė, kiek jiems pareikalavo daug jėgų, tiek fizinių, tiek moralinių, kiek nepagrįstų priekaištų buvo šios puikios komandos adresu. Ir štai įrodymas šios puikios rungtynės, kad žalgiriečiai tai puikiai komanda ir jos gretose mes turime gerų žaidėjų. Taigi, Tarybų Sąjungos 54 čempionato nugalėtojai, šalies čempionai, Kauno Žalgirio krepšininkai. 93-83. Vladas Garastas, Henrikas Gedraitis. Kiek daug padėjo pastangų komandų gydytojai. Tie žmonės, kurie aktyviai talkino ir padėjo komandai sunkiau momentų. Kągi, dar kartą sveikiname jūs ir žalgiriečiai dabar šios sveikinimus skiria jums, dėkodami ir sporto mėgėjams Lūšnikų sporto salė ir jūs, gerbėmiai sporto mėgėjai. Štai taip, Kauno Žalgiris ir 28 taškus pelnęs Arvydas Sabonis sugadino šventę Maskvos generolams ir jų